Nesimokantis vaikai. Gyvenimo meilės paieškos. Nerimas dėl ateities. Viskas išsprendžiama, jeigu ieškosime atsakymų ir nebijosime keistis. Nauja pokalbių laida Gero gyvenimo receptai jau greitai per LRT televiziją. Nenuspėjami 3 šeimų santykiai, kur kiekvienas turi savo laimės receptą. Tik kuris teisingiausias? Komiška drama Sol Sedanas. Penktadienį 22:45 per LRT televiziją. Metai keičia metus, o situacija pasaulyje tampa tik grėsmingesnė. Karo Ukrainoje pabaigos nematyti, o Hamas užpuolė Izraelį. Lietuva stiprino gynybą ir klupo vykdydama reformas. Amerikoje susipliekė kongresas. Mūsų ištiko čekiukų krizė. Apžvelkime 2023 metų panoramoje, pirmąją naujų metų dieną iškart po panoramos. Jau čia pat beldžiasi mums į langą, bet dar yra vienas dalykas, kurį privalome padaryti šį vakarą. Naujieji metai negali ateiti be valstybės vadovo žodžio. Ponios ir ponai, jungime Daukanto aikštę. Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Mėly Lietuvos žmonės, naujosius metus pasitinkame su naujomis viltimis, sutelkę daugiau jėgų. Jau netrukus minėsime narystės NATO ir ES 20-metį. Turėsime progą įvertinti, kiek patobulėjome mes ir mūsų sąjungininkai. Dėkoju, kad visi kartu nuveikėme išties daug. Tikiu, mes galime dar daugiau. Rašome savo istoriją. Žmogaus, šeimos, šalies. Kokia bus ateitis, priklauso nuo mūsų visų. Pasitikime ją drąsiai. Atverkime širdis, padėkime tiems, kam labiausiai reikia pagalbos. Ištieskime ranką geros valios žmonėms. Tegu mūsų teigiama energija į gerą keičia ir Lietuvą, ir pasaulį. Laimingų naujųjų metų.
2024 metais. Su naujaisiais metais Lietuva! Valio! Su naujaisiais metais visus. Tegul jūsų namuose būna daug meilės, daug šilumos, daug jaukumo ir svarbiausiai sveikatos visiems. Ir tegul šie naujieji būna protingesni už tuos, kuriuos ką tik palydėjom. Tegul tai būna metai, kuriais pasaulyje įsivyraus taika, kurios mes visi taip trokštame. Ir svarbiausia, tegul 2024-aisiais niekam netrūksta geros muzikos, kurios bus dar daug šią naktį LRT televizijos eteryje, nes estafetę perima DJ Giovanni. Su naujaisiais metais Lietuvos gyventojai scenoje. Saulius Prūsaitis ir mes einam šokti. Jeigu nori šokt, tai visų pirma reikia išmokt, nestovėt vietoj, o paprasčiausia pajudėt.